Garbėzui Kristui, sveikinu visus, kurie mus stebi šiandieną Pranciškonų televizijoje, internete. Norėčiau priartinti mūsų buvimą Klaipėdoje, Pranciškonų, mūsų ordino. Kai matote, tai yra mūsų koplyčia, kuri veikia 3 metus. Parapija egzistuoja 8 metai. Atėjome čia į Klaipėdą pakviesti tėvo vyskupo Jono Boruto, kuris norėjo, kad įsikurtų naujoji 5 parapija Klaipėdos mieste, kad atsirastų vienuolynas, kad atsirastų dienos centrai vaikam, jaunimui, o ypatingai tėvui vyskupui Jonui Borutai rūpi tai, kad būtų sielovada vedama su gatvės vaikais. Tai kaip pamatysite, šiuo momentu yra jau padaryti pamatai būsimiems centrams, o toliau žiūrėsime pagal galimybės, kas bus daroma, kokios bus lėšos, tam, kad tas visas projektas būtų įgyvendintas. Džiaugiuosi labai, kad daug atsiranda žmonių, kurie ateina, meldžiasi, remia ir jiems labai rūpi, kad visas projektas judėtų į priekį. Todėl iš viso širdies irgi norėčiau padėkoti visiems mūsų rėmėjams. Pirma, tai ypatingai parapijiečiams, kurie visais būdais, įmanomais būdais, ir materialiniais, ir dvasiniais mus remia, ne tik tais pinigais, bet yra labai svarbi jų malda, tam, kad tai būtų Dievo darbas, tai kad būtų Dievo projektas, o ne tik tai kažkoks žmonių išmislas ir tikslas kažką pasiekti. Ačiū labai pagrindiniam mūsų rėmėjui, tai Klaipėdos nafta, kuri kiekvienais metais jau ir šiais metais jau 3 metai iš eilės, kiek sugeba pagal savo galimybės mus paremia, tam, kad, kaip ir paminėjau, kad visi darbai eitų į priekį. Kaip atrodys toliau sielovada, kaip atrodys visi darbai, tai parodys viską tai laikas, todėl kad mūsų brolių pranciškonų Klaipėdoje čia yra tik tai 3 esame. Klaipėdoje mūsų parapija yra didžiulė, pagal statistikas, pagal ribas. Skaičiuojama, kad turėtų siekti kažkur apie 50 000 gyventojų. Tai galim savo įsivaizduoti, koks yra krūvis net tų žmonių, kurie čia ateina ir melstis, ir prašyti sakramentų, pagalbos, patarnavimo, važiavimo pas ligonius, laidotuvės, ar krikštynos, ar vestuvės ir taip toliau. Tai daug to yra ir meldžiamės ir tikime, kad iš tikrųjų Dievas, matydamas visas čia įdėtas pastangas, visus darbus, pakvies ir suteiks pašaukimą naujiems žmonėms. Kartais, kai su kitais broliais šnekėjausi, broliai klausia, ar yra pašaukimo, ar klausia, ar neklausia, sakau, greičiausia, sakau, bus pašaukimai, bet mes kol kas tik tai jos krikštėjom dabar. Tai reikia paprasčiausiai palaukti, kad Dievas pažadintų, kviestų ir suteiktų tą malonę ir kad jie tarnautų savi žmonės iš šitos aplinkos, iš šitos visuomenės saviems žmonėms, pas kurios Dievas juos pakvies, pas kurios siūs ir kuriems jie patarnaus. Tai kviečiu ir laukiu tokių žmonių, kurie norėtų susidomėti, paklausti, sužinoti apie ordiną, apie mūsų darbą.
apie mūsų tikslą, ne tik tai čia Klaipėdoje, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, nes broliai pranciškonai veikia beveik kiekvienoje valstybėje. Ir patarnavimas ir veikla yra įvairiopa, pradedant nuo paprasčiausių paslaugų patarnavimo parapijoje iki pačių sudėtingiausių, kai yra vedamos televizijos, radijos ar spaustuvės mūsų ordine. Ačiū labai.